Tai labą dieną visiems. Kaip sakant, esam Žemaitijoje, galime pasisveikinti žemaitišką. Tai aš netoli nuo čia, mano šaknis ir telšiaus, tai galim sakyti, kad sakant, į žemaitišką pradėjau. Bet dabar reikia persiorientuoti tą lietuvių kalbą. Šiandien buvau pakviesta Jolantos, su kuria bendravom ir kitais klausimais seniau, skaityti jums paskaitą apie genealogiją ir genealogijos pradmenis. Ir kai pagalvoji, genealogijos pradmenų dėstymą į 1 valandą nesutalpinsi. Tai mes kėlėm į 2 paskaitas ir pirmoji paskaita bus skirta pačiam įvadui, kas, kur, kaip, kada ir taip toliau, nuo pačių pradžių. Antroji dalis bus skirta dokumentam, tiem įdomiem, gražiem, rožiniam, bukuotėm ir taip toliau susipažinti. Tai visų pirma, ta mintis susidaryti genealoginį medį gimsta mūsų galvose. Mes pagalvojam apie senelius, apie tėčius, apie mamas, apie pusbrolius ir taip toliau ir gaunasi painiava truputėlį. Tai ta pati pradžia, kokia jinai turėtų būti ir tas genealogijos objektas apskritai. Kas yra genealogijos objektas? Aš studentų taip klausiu, atsakyti, kas yra genealogijos objektas? Giminystės ryšiai? Jūs visi esate genealoginių tyrimų objektai. Tik tai kiekvienoje genealogijoje mes atliekam skirtingus vaidmenis. Vienur mes esam pagrindiniam vaidmenį, kitur kažkur šalutiniam, ketvirtos kartos pusbroliai, pusseserės ir taip toliau. Nepaisant mūsų lyties, amžiaus ir taip toliau, mes visi esame šitų genealogijos apskritai tyrimų objektai. Pradiniai duomenys, nuo ko mes turėtume pradėti ir aš apskritai dirbdama su žmonėmis, jų prašau. Pati pradžia prasideda nuo to, ką aš labai gerai žinau. O tai reiškia, ne tas atvejis, kada ateina, aš žinau maždaug ten mano močiutės tėvas gimė 1888 metais. Netinka. Mes turim pradėti nuo to, nuo ko gerai žinom, tai būtų ne tas močiutės tėtis, o močiutė pati. Pagrindą, kas sudaro, tai yra vardas, pavardė, tėvavardis, gimimo metai ir tiksli gimimo vieta. Tai yra pagrindiniai duomenys, nuo tos vietos mes ir pradėtumėm judėti. Be vieno iš šitų dėmens jūs genealoginio medžio užsikabinimo archyviniuose šaltiniuose negalėsite pradėti. Jeigu pavardė, pavyzdžiui, Kazlauskas, kiek Kazlauskų Lietuvoje? Duosis ir nieko nerasi. Čia tokia frazė, sakykime, viskas prasideda nuo mūsų, viskas prasideda nuo senelių. Tai yra 2 sudarimo genealoginio medžio principai. Apie juos truputėlį parodysiu, bet pradėkime nuo to vadinamojo klasikinio arba pavardės pagrindų sudarimo genealoginio medžio. Genealogijos teorijoje yra tai, kad mūsų pilną genealoginį medį sudaro mūsų 4 seneliai. Tai yra jų pavardės. Ir iš esmės pavardės pagrindų sudaroma genealogija yra klasikinė arba taisyklingoji. Tai yra, jeigu mes nusprendėm daryti Tiškevičių medį, tai ir mes turėsim sekti Tiškevičiais ir Tiškevičių dokumentais. Į tą pačią krūvą nesupilsim nei Oginskių, nei Tyzenhauzų, ne. Tai yra tiesiog vienos pavardės pagrindų. O kadangi seneliai 4, tai yra 4 giminės. Kitas variantas, kuris yra taip pat naudojamas visam pasaulyje, vadinamoji netaisyklingoji genealogija arba dvieduoklės principas. Tai yra, kada tu eliminuoji visus giminaičius ir sudarinėjai tik tai tiesioginių protėvių lentelę. Tai yra iš esmės aš, tėtis mama, tėčio tėvai, mamos tėvai ir taip pat važiuojam ir tų pavardžių ten susidaro daug. Lietuvos genealogijos tyrimų atveju toks variantas yra pakankamai sudėtingas ir jisai nebus labai gilus. Vėlgi, kalbėsim apie dokumentus, apie išlikimą, apie tam tikrus situacinius modelius, tai šitoj vietoj reikėtų tai atsižvelgti, plus klaidingumas. Irgi pakalbėsim apie tai, kas gali nutikti, jeigu dokumente yra padaryta klaida, tai kažkur čia atsidurs ne ta pavardė. Tai galimas toks variantas. Labai mėgstu šitą žemėlapį. Ištraukiau, nežinau iš kur,
ištraukiau prieš 10 metų, bet aš jį labai mėgstu. Kodėl? Todėl, kad tai yra pavaizduota istorinė Lietuva, tai yra 19 amžius ir, sakykime, kuom šitas žemėlapis ypatingas, man patinka spalvos ir ribos-ženkliai. Aš galiu net pasakyti, žiūrint į šitą žemėlapį, apskritai mūsų archyvose saugoma yra maždaug va šitos teritorijos dokumentacija, bet kuom yra svarbu. Čia maždaug Kauno Vilniaus gubernijos apima Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų teritoriją. Žalia spalva reiškia, aš galėsiu sudaryti genealoginį medį, kiek įmanoma giliau. Važiuojam pas Skupelnyčias, kaip mes sakom žemaičiai, į Suvalkų guberniją. Ten situacija yra visiškai kitokia. Jinai tampa Užnemunė, atitenka Lenkijos karalystei, savi įstatymai, netgi dokumentai skiriasi, aš juos jums parodysiu. Ir čia mes turim niuansą, kada Vilniaus ir Žemaitijos vyskupijų atveju buvo privalomai sudaromi nuorašai parapijinių knygų esančių pačiose parapijos ir siunčiama į centrą, tai šituo atveju suvalkiečiai jokių kopijų nedarė. Ką užrašė bažnyčioje, tas ir liko bažnyčioje. Atėjo Pirmas pasaulinis karas, atėjo Antras pasaulinis karas ir... taupėm to popieriaus ir pritaupė. Nebėra tos istorijos. Tai labai dažnai tenka pasakyti žmonėm, tiek iš mažosios Lietuvos pusės, tiek iš Suvalkijos, kad atleiskit, mes jų genealoginio medžio sudaryti negalime. Ir vėl grįžtant prie Ruso. Rusijos imperijos atėjimas 1795 metais mūsų istorinės Lietuvos inkorporavimas į šitą didžiulį biurokratinį aparatą mums tokia turi negatyvią konotaciją, ar ne? Bet genealogam ir genealoginių šaltinių apskritai tai yra aukso amžius, nes su tam tikrais įstatymais, įstatymų pakeitimais, tradicijų įvedimais genealoginiuose šaltiniuose atsiranda informacija, kur yra tinkama genealoginė medžių sudaryti. Kalbant, sakykime, LDK laikotarpio dokumentacija, taip, jinai yra. Yra kai kurios labai gilus, sakykime, metrikiniai duomenys, tačiau jų ne visada panaudos. Dėl jų informatyvumo stokos. Tai yra lakoniška informacija. Tai, sakykime, su 19 amžium, su Rusijos imperijos atėjimu čia, jos valdžios aparato, mes turim tam tikrą situaciją, kad mes galime jau turime tos šaltinius, kokie yra naudingi genealogijai sudaryti. Dabar apie tas vietas ir kur yra labai svarbu lankytis ir žinoti. Jeigu mes žinom pradinius duomenis, mes kur turime eiti su tais pradiniais duomenimis. Tai aš tokia sena klasikinė genealogija, aš pavaikštau į archyvus, tai ta vieta yra pagrindinė, kaip aš sakau, mano darbė yra švenčiausia trejybė, tai yra 3 archyvai. Istorijos archyvas, centrinis archyvas ir ypatingasis archyvas. Didžiausias, svarbiausias kiekvienam genealogui yra istorijos archyvas, jame saugomi duomenys yra nuo seniausių dokumentų iki Pirmo pasaulinio karo, išskyrus metrikinius duomenis, kurie yra iki 40 metų, plus civilinė metrikacija iki 2006 berods. Dabar tiksliai nepasakysiu, galbūt atvežė ir atnaujinimų. Vėlgi turėkite omenyje su savo pradiniais duomenimis, ar nepakliūsite į duomenų apsaugos spektrą. Galioja tam tikri įstatymų apribojimai, tai yra archyviniai, čia yra labiau archyvinis įstatymas, 100 metų senaties terminas gimimui, 75 santuokai, 50 mirčiai. Parodysiu porą dokumentų, kur apeiti galima šitą dalyką, bet iš esmės, jeigu kalbam konkrečiai apie bažnytinius metrikus, jiem galioja tokie ribojimai. Bet kuriuo atveju centrinis archyvas saugo pagrindinį genealoginį šaltinį, tai yra bažnytiniai metrikai. Po ko jau seka visi kiti šaltiniai, kuriuos galime taip pat panaudoti atkuriant genealogijas. Centrinis archyvas saugo dokumentus tarpukariu. Atsimenu, kai rašiau prašymą duomenų apsaugos inspekciją ir parašiau tarpukaris, man paskambino, sako, vaikeli, kas čia yra. Tai 1918-1940 metai. Plius ten yra
pirmieji Antrojo pasaulinio karo metai turi tam tikrų fondų. Tai iš esmės centriniam archyve galima rasti užsikabinimui labai gražių ir labai gerų duomenų, plus tokių duomenų, kurie yra ir iliustruoti, tai pasai, pasų blankai ir taip toliau. Trečiasis archyvas, kurį aš jums paminėjau, yra ypatingasis archyvas, tai yra ne kiekvienas susidūręs, bet iš tikrųjų kiek man teko su savo klientais susidurti, tai palies tos, kurių šeimose buvo tremtinių. Politinių ar ištremtų kaip buožinimo aukų, tai sakykime, šitoj vietoj siūlyčiau apsilankyti ypatingajam archyve, tose bylose yra tikrai vertingų duomenų. Tik aišku, tam istorikui reikia įjungti pas save istoriką ir šaltinį vertinti labai kritiškai, nes yra tam tikrai apklausų, pavyzdžiui, duomenys, kur ten tikrai prirašyta tokių dalykų, kur net neverta patikėti, tikriausiai. Bet, sakykime, bet kurio atveju tai vėlgi yra toksai genealoginis faktografinis šaltinis, kuris kartais mums padeda atkurti tą pačią pradžią. Arba sužinoti tokių faktų, kaip dėdukai nesusituokė tam Sibire, grįžo į Lietuvą ir apsimetė, kad susituokė. Tai, sakykime, pagrindas yra archyvai. Toliau seniai besilankė, bet kuriuo atveju Jolanta pas jūs yra tam tikrų genealoginių šaltinių, Kretingos muziejų, yra Telšių aukos muziejai, kuriam aš praktiką atlikinėjau. Trakų muziejų istorijos yra genealoginių šaltinių tam tikrų ir yra bibliotekos. Tai dvi pagrindinės bibliotekos, tai bet kuriuo atveju yra Vrublevskiai ir Vilniaus universitetas, rankraščių skyrius. Net Vrublevskiuose kažkada neršiau, daviausi iki negalėjimo, tai radau net 18 amžiaus mažosios Lietuvos metrikų. Tai aš kalbu apie liuteronus. Tai, sakykime, tokių gabalėlių išmėtytų rasime ir bibliotekose bei muziejuose, jų negalima atmesti kaip genealoginių šaltinių saugojimo vietos. Kas dėl ko bažnyčios? 1940 metai, pirmoji sovietizacijos banga, nacionalizacija ir taip toliau, iš bažnyčių yra vežami dokumentai, saugoti į sukurtus naujus civilinės metrikacijos tokius skyrius, kaip mes juos vadinam, saksai. Jie pradeda kurtis, žodžiu, ir pradeda vežti, ir paskui nuspręsta, kad reikia daryti centralizuotą saugojimo vietą šitų šaltinių, tai buvo suvežta, tuo metu buvo Lietuvos kažkaip valstybinis centrinis istorijos archyvas, dabar jie yra atskirti į centrinį istorijos, taip tie bažnyčių metrikai pateko būtent į archyvų sistemą, bet buvo tokių kunigų, kurie net nenorėjo atiduoti tų knygų, arba jos išsitampė, arba buvo slėptos. Yra atvejis žinomas tikrai, kad knygos buvo rastos užmūrytos sienų. Bet supraskit, sienų užmūrytos ir prakentėjusios ten 10-20 metų, kas iš jų lieka. Nori gero, o gaunasi nelabai. Bet vėlgi bažnyčios turi tam tikrų išskirtinių šaltinių, ne tik metrikų, bet tokių dalykų kaip parapijiečių sąrašai ar priešsantuokinės apklausos. Mes pakalbėsime apie tai antroji daly. Tai bažnyčia išlieka taip pat vieta, kurią reikėtų aplankyti. Ir paskutinė vieta, kur visi išeinam ir genealoginių šaltinių galėtume paieškoti. Kai žmogus į mane kreipiasi, aš jam ir neturi informacijos, arba jam labai sunku susigaudyti, iš esmės, sakau, nueikit į kapus pasivaikščioti. Kapinių informacija yra antkapių duomenys, taip pat gali būti genealoginis šaltinis, norint atstatyti. Bet vėlgi jungiam kritiką, nes yra buvęs ne vienas atvejis, kada sako, va, ant antkapio parašyta gimė 1918 metais, vartai metrikinius duomenys, jis gimė 16. Tai turėkite omenyje, kad su antkapių duomenimis vėlgi gali būti tam tikrų niuansų, gali būti paklaidų. Paklaida yra genealogijos sinonimas, žinokit, iš tikrųjų. Tikslumo čia neieškosim, čia yra ne matematika, tai yra, bet kuriuo atveju mes vartojam žodį rekonstrukcija arba atkūrimas, tai turim suvokti, kad ne viskas bus matematinės lygtis ir sprendimai, bet kuriuo atveju dar kartą pasikartosiu, kapinės yra vienas kaip iš sprendimų ieškoti pabaigoje pradžios. Nustebinsiu, ar ne? Kartais reikia pasiknisti tai, kas yra arčiausiai. Fotoalbumai, o nuotraukų reversuose dažnai būna įvairios informacijos, prisiminimai, kas tose
tose nuotraukose yra ir taip toliau. Esu turėjus tokiu atveju, kada žmogus atsinešė bajorystės išvadą 200 metų senumo, nes ją išsaugojo tiesiog šeimoje archyvose, nėra nei kopijos, nieko. Tai va tokiu atveju mes galime aptikti, neišeinant iš namų, kalbant su savo giminėmis, su vyresniaja karta ir galbūt galima rasti tam tikrų šaltinių, laiškai, nuotraukos, dienoraščiai, bet kas leistų tam įlysti į tą genealogiją, tai tikrai rastume namuose arba pas savo senąją kartą. O pratęsim dabar apie tai, kad 21 amžius, tipenti tom savo kojytėm pavargusiom į tos archyvus, realiai kaip ir šiaip reikia, į istoriją, į centrinį ir ypatingai tikrai, bet sudaryti genealoginį medį remiantis vien bažnytiniais metrikais, mes jau maždaug galime, išeidami iš namų. Ir mes, kai su Jolanta kalbėjom, kaip čia viską sudėlioti, tai man buvo, kalbėjom apie tas visas sistemas. Tai viena seniausių sistemų sukurtų mums yra Mažvydo bibliotekos e-paveldas.lt. Projektas yra nutrauktas 2014 metais su tam tikru, toks niuansas buvo, kad buvo sutarta, kad kas buvo sukelta, tas lieka paveldu. Ta prasme, niekas nenaikinama, niekas netrinama ir taip toliau. Tai ta visa skaitmeninta medžiaga iš istorijos archyvo, jinai ir liko ir galima dirbti su šitą sistemą. Nežinau, kas ją yra bandęs senesnė ir naujesnė versija, man senesnė versija labiau patiko. Tikrai. Nu, tikrai, ar ne, bet ta senesnė versija, aš aišku, kai sako, šuo karimas pripranta. Pripranti ir viskas tvarkoja, tai ta paieškos sistema, aišku, ten vedi ne pašilė ir taip toliau, o bet tik pašilės RKB, tada jau tavo yra ta paieška susiaurėja ir tada tu įkrenta tau bažnytiniai metrikai. Bet aišku, ten pavarai į apačią, vėl prasideda kažkokie dar sūniškiai ir taip toliau. Nu, neišspręsta iki galo, bet kuriuo atveju tai buvo pati pirmoji sistema, ją darė atnaujinimus, tvarkė, bet iš tikrųjų tai yra ta mūsų klasika, sakykim, to pačių pradžia, kada įsivaizduokite, ateini į istorijos archyvą, ar ne, tie seni laikai, aš trumpai galiu pasakyti, tie seni laikai, kai buvo. Tu gauni 10 bylų į dieną. Ką tu gali padaryti su tom 10 bylų? Tai va taip ir guma tampa, o jeigu nedaug, tu Dieve, tu nieko nerandi. Ir sakykim, tas laikas labai tempės. Čia tu gali žiūrėti, kiek tu nori. Arba, kitaip tariant, kiek tu paėgi. Nes akis tikrai staupa, žinokit, po tiek peržiūrų. Tai, sakykim, su šita sistema, tai mes maždaug visi esam susipažinę. Antroji sistema yra naujesnė, jinai yra maždaug kelių metų senumo, apjungianti kelis projektus, tai yra archyvaro tarnybos užvestas projektas, nors galiu šuo uodegą savo pasikelti, iš tikrųjų mes pradėjome bažnytinių metrikų skaitmeninimą dar 2013 metais. Nedaug Šiauliuose ir Vilkaviškio vyskupijose, mes paskui perdavėme archyvaro tarnybai ten su visais niuansais, bet jie nusprendė skaitmeninimą daryti visoje Lietuvoje, bet tik tai katalikų bažnyčių. Pabrėžiu, Romos katalikų, mes nekalbam, nėra lankytos liuteronų, ar stačiatikių, ar sentikių maldos namai. Sistemoje lygiai taip pat rasite dublikatus, tai yra dubliuota informacija su e-paveldu. Tai yra, jeigu yra kažkokia parapinė knyga, ten, vėl pasikartosiu pašilės RKB, ar ne, ir jums ten išmes ir kad vis tiek turite eiti ją paveldą. Dekanatinės knygos lygiai taip pat yra sudėtos į šitą sistemą, tik dėl dabar paieškos sistemoje, paieškos langelėje vedimo. Jeigu norite žiūrėti dekanatinės knygas, veskit Ukmergės dekanato. Kaip pavyzdys sakau, jūs turite žinoti dekanato pavadinimą, kur buvo ta jūsų parapija, bet ir turite kilmininko linksnius suvesti, bet būtent žodį dekanato. Ir aš dažnai čia yra apačioje ten kažkur pas juos, neįdėjus iš šitosiu, kad, bet kuris iš žodžių, visi žodžiai, tiksli frazė žodžio pradžia, tai aš pasispaudžiu laik visi žodžiai. Nes jeigu paspaudžiu tiksli frazė, tai rodo, kad nieko nėra. Vėlgi, ten yra tam tikrų niuansų, tai sakykim, kartais, kaip ten sako, pasakys buitiškai užguliučina tą sistemą ir būna niuansų. Taip pat yra kažkokia dalis ir ypatingojo archyvo dokumentų sukrauta. Tai tiesiog ta sistema plečiasi, nes tai yra visos archyvaro sistemos, tai vadinasi visų priklausančių archyvų
dokumentai su laiku turėtų būti sukelti, kurie yra skaitmeninti. Nežinau, kiek esate susipažinę, yra dar viena sistema, kurią susikūrė Vilniaus universiteto rankraščių skyrius. Jie taip pat turi kai kurių bažnyčių bažnytinius metrikus, jie buvo sukelti į paveldą, bet kartu čia yra tokių labai smagių, pavyzdžiui, Karpių giminės fondas, kuriame galime rasti įvairių ten valstiečių surašymų, tai yra revizinių surašymų, inventorių ir taip toliau, kurie yra naudingi genealoginiams tyrimams. Suskaitmeninti yra teismų aktai, ką reiškia teismų aktai. Teismų aktai va tokio dydžio bylos yra Janilo, taip kaip Jungvinas su ta byla, tai tiesiog jau nebereikia kaip Jungvinui vaikščioti po tą skaityklą, tu gali žiūrėti iš namų. Tai va yra VAU rankraščių skyrius, man labai patinka šitą. Tai gal nėra labai naudinga sistema genealoginiam, kaip sakyti, tai jau nebėra bažnytiniai metrikai, bet šita sistema aš labai mėgstu įsivaizduoti, manau, ta regimoji ir ta vaizduotė man labai patinka ieškoti senų nuotraukų. Susijusių su žmogaus giminės gimimo vieta, ten miestelio senos nuotraukos, plus linija yra ir pasų sudėta. Tai turėkite tą omenyje, būna aš kad įsivedu pavardę, žiūrėjau, nuotrauką iškrito. Tai šita sistema tai yra visų muziejų veikiančių sistema ir jūs galite susirasti būtent tą vaizdinę medžiagą. Dar viena sistema, kuri buvo tikriausiai dar prieš paveldą, tai yra mormonų. Mormonų situacija yra tokia, kad jie atvažiavo tada 90 kelinti metai į Lietuvą, žodžiu, prasidėjo skaitmeninimo procesas. Apskritai, jie mikrofilmavo mūsų dokumentus. Aš nežinau, ar čia yra juokas ar ne juokas, bet sako, mormonai šituo darbu tiki, skaitmeninimo viso per, kad jie pasiema tas dušeles į savo parapiją. Tai žodžiu, visus katalikus padarė mormonais būtent su skaitmeniniu dokumentais. Nežinau, ar čia juokas ar ne juokas, bet taip yra sakoma. Sistema yra, žinokit, užknisanti. Nuoširdžiai. Todėl, kad jinai labai sunkiai krauna, kas mėgsta greitai, nesvarbu, ar turi greitą internetą, tai va taip sėdi, ratukas sukasi, galva sukasi. Bet tai yra, sakau, pirminis dalykas, patys pirmi skaitmeninimai įvykę Lietuvoje, tai yra mormonų dėka. Ir plus jie padarė tą visą sistemą, kuri vadinasi Family Search. Tikslus pavadinimas yra familysearch.org. Tik čia jau vedimas paieškos sistemoje reikėtų susirasti, pačiam viršų yra, čia bus search katalogai ir tada vedat jau ne kilmininko linksniu, bet, pavyzdžiui, miestelio pavadinimu, kad ir Vilnius. Tai jie turi susiskaitmeninę, pavyzdžiui, Vilniaus ir bažnyčias, ir katalikai, ir stačiatikiai, ir liuteronai, ir taip toliau. Tai yra tas, jie ten į priekį užbėgo mums lietuviams, patiems tą darbą pasidaryti. Tai, sakykime, šitoj vietoj plus revizinius surašymus jie suskaitmenino. Apie žydų istoriją jau net nekalbu, ten tikrai yra labai daug. Tai bet kuriuo atveju šitą sistemą yra pravartu žiūrėti, bet tiesiog nuoširdžiai palinkėsiu kantrybės. Nes šitoje sistemoje yra ką veikti. O jeigu žinot apie emigraciją, jūsų kažkokių giminaičių, tai yra viena populiariausių sistemų Ancestry.com, kuriuose galite rasti laivų važtaraščius, naturalizacijos bylas, amerikiečiai kas 10 metų darė maždaug surašymus, tai tie surašymai bus. Tai iš esmės šita sistema yra tikrai didžiulė duomenų bazė, kas gali būti susijęs su emigracija. Minusas 30 eurų kuinėlis. Tai bet kuriuo atveju man dirbant tikrai reikia jos, tai nieko nepadarysi, turi prenumeratorių, turi mokėti, bet sistema tikrai yra gera, jinai yra patogi, greitai užsikraunanti, tikrai nevargsit kaip su Family Search. Vėlgi, sudarimui skirtos sistemos dvi pačios populiariausios, tai yra Geni.com ir MyHeritage. Bet kuriuo atveju yra galbūt ir mažesnių, ir dukterinių, ir taip toliau. Aš kažkokį niuansą girdėjau, kažkaip MyHeritage su Geni.com ten susijunginėja. Ten jo vyksta procesai ir jie jau kartu, nes pagal dizainą tu matai, kad jau viskas, nebėra atskirų, tik tai logotipai išlikę kol kas, nes tai iš esmės jūs turėdami duomenis, galite juos susivesti šitą sistemą ir
netyčia susirasit giminių, neieškodami archyvos. Man kaip tyrinėtojui kartais irgi yra patogu pašniukštinėti, nes kai yra duomenų apsauga, tu tam tikrų duomenų negali gauti, ar ne? Tai aš pašniukštinėjau, jeigu kažkas būna suvedę, nes tiesiog tai, va čia yra pirmas jums tipsas, kaip apeiti duomenų apsaugą. Tai yra būtent žiūrėti šitose Genicom ir MyHeritage sistemose duomenys. Dar vienas dalykas, su ypatinguoju archyvu, kas yra susiję, tai yra tremtis, ar ne? Ir mes norim pasitikrinti, ar tikrai buvo ir taip toliau, tai yra lietuviai.sibire.lt. Bylų ten nebus, bet bus pagal pavardę pasižiūrės, kelintais metais yra ištremta, iš kokio rajono, į kur ištremta, netgi yra pažymėta faktas, grįžo ar negrįžo. Ir yra dar vienas skaitis pas juos, viena grafa tenai yra, dabar užmiršau, kaip jinai tiksliai vadinasi, bet parašyta arba trėmimas, arba suėmimas. Tai man iš karto suponuoja tremtis, tai vadinasi dažniausiai bus išbuožinimas, tai reikės važiuoti į VRM skyrių Antakalnio gale Vilniuje. Jeigu suėmimas, vadinasi, jau bus susijęs su politiniais aspektais, politinė byla tikriausiai, politinio kalinimo, tai reikėtų lankytis Gedimino prospekte. Nu ir vėl su kapinėm baigiam lankyti, su kapinėm baigsim ir duomenų bazės, ir duomenų sistemas. Tai yra mano bičiulio sukurta sistema cemiti.lt. Pradėta jinai ir buvo Latvijoje iš tikrųjų, bet dabar jinai Lietuvoje jau keli metai ir jie įsibėgėja. Nežinau, Kretingas susiskaitmenino savo, ar leidimą davė. Kretingos komunalinė yra. Ai, netgi taip. Pagal pavardę. Man atrodo, jūs man siuntėte tada. Nes Cemiti stengiasi padaryti visos Lietuvos sistemą, bet jie turi tam tikrų kliuvinių. Aš žinau, kad jie daro ortofoto ir iš to paskui suvedinėja duomenys. Tai vėlgi čia dar vienas toksai niuansas, kada galima apeiti duomenų apsaugą, nes mes kalbėjome su įkūrėju Andrium, kaip jiem atleidžia, ta prasme, skaitmeninti kapus ir surašyti duomenys, vadinant, atvaizdas nėra duomenų apsauga. Vat kas įdomiausia šitoje vietoje, man, pavyzdžiui, žmogus mirė ten kokiais 86 metais, tai man jo duomenų neleidžia pakelti, nes yra apsauga. Nueini kapines arba atsidarai cemiti.lt ir nusirašai tos duomenys. Ir tai jau nebėra nusikaltimas. Kaip minėjau, Cemiti yra tikrai viena didžiausių, viena, kuri labiausiai judančių. Buvo anksčiau dar vienas niuansas – atminimo knyga.lt. Bet ten labai mažai parapijų ir jie pradėjo buksuoti tikriausiai ir jie sustojo. Su kapinėm ir baigėm.